Hei visiems, su jumis vėl sveikinas už manęs iš Faro epizodų. Taigi, žiauriai noriu padėkoti visiems už 600 su viršum peržiūrų. Gal ir tasai vaizdo įrašas buvo trumpas ir nelabai, kiek girdėjau, įdomus, bet vis tiek kažkam sudomino ir pasijungėt. Taigi, šiandien judėsim prie šito epizodo, kažkaip įdomu, apie kažkokį krepšininką ir taip toliau. Šiaip nesu labai didelis krepšinio fanas, galbūt vieną kitą pasijungiu tą Kauno Žalgirio vaizdo įrašą, o taip, tai ne, žmonės tikrai nesu krepšininko fanas ar tai kažkas. Bet mes ne apie tai. Taigi, žiūrim. Neblaivaus vairuotojo. Ok, tai čionais buvo informacija, kad Kaune kažkoks neblaivus vairuotojas. Tai ok, man nepatinka, kad čionais Alanka yra buvę ir rašo dėmesį nuo gruodžio. Ok, tai čionais apie kažkokią aistrą ir įspūdinėjusių visų laivų jausmų istorijos. Tai jo. O apie tai, jeigu šnekam apie istorijas, galbūt jau esate matę mano kanale, kad darau su YouTuberiais podcastus, tai čionais tos panašaus yra, ką čionais rašo. Bet ar aš dabar siūlau jums nueiti į podcastus? Jeigu jums domina podcastai, tai jo, žinoma, galite nueiti, pasižiūrėti, ką aš tenais darau. O dabar liekam toliau prie vaizdo įrašo. Netrukus minėtas automobilis buvo sustabdytas. Patikrinus, nustatytas vidutinis vairuotojo girtumo laipsnis. Kiek čia pripūtė? 2,18. 2,18. Daug. Situacija eilinė, asmenybė išskirtinė. BC Žalgiris. Tai, kiek supratau, Kauno Žalgirio čionais kažkoks automobilis yra. Vairuotojas pasirodo esąs krepšininkas iš JAV Dežuanas Collinsas. Žalgirio Gal ir įsižeidė kažką. Nu, čionais yra vaizdo įrašas 2011 metais, tai tikrai senas vaizdo įrašas. komandos įžaidėjas. Krepšininkas vairavo Renault markės automobilį, kurio duris puošia jo vardas. Didelio džiaugsmo veide nematyti ir nieko keisto. Visi, kam teko pasėdėti ant galinės policijos automobilio sėdynės, supranta, kaip jaučiasi ponas Dežuanas. Aš matau, kad jam galvo nebesilaiko normaliai, jisai tą pusę pavarda. Į aną pusę. Nu tiesiog žmogus, kai girtas, jisai vis tiek to įvėjo. Tiesiog bandai neužmygti. Pareigūnas surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą, paaiškino, kokie bus tolimesni veiksmai, kai byla pateks į Kauno miesto apylinkės teismą. Bet gal ir jisai, tamsesnis odos negu mes, bet vis tiek matosi toks išbalis. Jėzus Marija. Nejaugi įsipilna įsisėstis prie vairo. Netrukus viskas buvo baigta, bet įžaidėjas nutarė pažaisti ir išlieti visą pyktį ant operatoriaus. Yo, get the fuck out of here, man. Well, get out of here. Well, get out of here. Yo. Operatorių galėjau tokį karočią ir sakyti, atšoktų pjaukėlio. Well, go. Son, yo. Pareigūnams teko įsikišti ir apginti operatorių. Ain't nothing. Son, yo. A jūs matėt, dabar man rodos policininkai taip nebedaro, kad stumia žmogų iš ilgus. O gal ir daro, nežinau aš. Yo, go home. Snaiperis yra snaiperis. Du smūgiai
abu taiklūs, tik kameros gaila. Nors kita vertus, tokią kamerą galima parduoti aukcione. Ain't nothing. Nusikeikti mišrė lietuvių rusų kalba nepavyko, tačiau angliški keiksmažodžiai liejosi laisvai. Papai? See you in the morning. Go nuts. Fags. Pussies. Čiukai. Man, look. Mentas sako, gerai, sėsk. I go whenever I go. I'm going whenever I go. Pagaliau istorija baigėsi. Lieka tik atsisveikinti. Yo, you so pussy. Okay. Fag, and y'all fags too. Krepšininko kompanionė uždarė langą, bet Dežuano tai nenuramino. Jis bandė pareigūnų kantrybę, žarstydamas grubius Yo, įžeidimus. don't touch me, man. Jūs galite jam pasakyti, kad sėstų į automobilį ir nelaipėtų čia. Nes dar viešoje vietoje iš pasirodymą paimsime į komisariatą. You okay? That's what you do? Oh. That's what you do? Tu moterie moki nors pirmą pavarą pasiimti, jop. Panelė nuoširdžiai stengiasi kuo greičiau išvažiuoti, bet situacija išmušė ją iš vėžių. Žiūrėk, kad tau nekaltų dar čia. Vėl atbulinis. Už nugaros policijos automobilis, iš dešinės įsisiautėjusi žvaigždė, kaip čia įmesti tinkamą bėgį. I'm out. Galima klausimą. O policininkai patikrino, ar ta moteris turi teisės. Šiauris bandė atsidaryti duris, pismentas uždarė. Mašinai. Ne. Nu ne. Gal veža, man atrodo, į komisariatą turbūt. Jei išvažiuoti nepavyko, tai nors su pareigūnais pabendraus. So yo, what's wrong with him? No way. Pasiūlysim turbūt ten atsisės. Go for this car. What do you want? Okay. No problem. No problem. No. Į home. Į home. No. Stop. You know Don't it? touch me. Don't touch me. Hold on. I'll go ahead and call somebody. Jaučiu trauksiu. Paaiškinkit, kad jisai namo važiuoja. A jis gal nori eiti iš tikrųjų, čia ne mūsų reikalas, jis laisvas žmogus, gi gali eiti bet kur. Ką mes čia dabar grūdam į tą mašiną? Visos tvarkos pažeidimo kol nedaro, tol mes jo neimkim. Tai moteriai sako, tu nežinai kaip važiuoti, o tada siūlė man važiuoti namo su tavim. Krepšininkas klausė tik tai savo kompanionės ir jai pavyko trečią kartą įsodinti jį į automobilį. Iš vyriausio policijos komisariato buvo gautas pranešimas, kad važiuoja neblaivus, greičiausiai neblaivus vairuotojas. Buvo sustabdytas, nustatytas girtumas, surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas vairuotojui. Mūsų legendinio Žalgirio jau buvęs krepšininkas kiek pripūtė promilio? 2,18. Tai ir jam dabar kas bus, kaip ir visiems normaliai Lietuvoje patekusiems tokia situacija? Eis į apylinkės teismą ir bus paskirta nuobauda.
Ok. Tai jo, buvo iš šito epizodo tikrai daug juoko man asmeniškai, nežinau kaip jums bus. Na, plius pasižiūrėsim, kaip mano editoriukas iškeps šito vidosą. Tai jo, ačiū visiems, kas žiūrėjote kartu su manim šitą epizodą. Visiems esu dėkingas už tikrai daugą. Ir asmeniškai noriu jums pasakyti tą, kad, jūs tikrai esat maladėt šaika, kurie pasirinkėt vidosus, pasižiūrėt ir parašėt po komentarus. Ok, tenais iš praeito vaizdo įrašo buvo kažkas susikūrė kažkokią feikintą akauntą arba seną akauntą turėjo lokopėdis kažkokį akauntą. Tai taip pat šaikėte, tokių prikolų galite rašyti šiomis, tak nekreipsiu dėmesio, man lokopėdis kažkokias iš YouTube tikrai nereikia. Tai ok, ačiū visiems, kas žiūrėjote šitą vaizdo įrašą, sakau jums čiau, susitiksime per streamus, per kitą vidosą, tai jo, ačiū, kad žiūrėjote, ate.